Tai dabar yra didžiausia grėsmė Amerikos politikai. Ir tai prasidėjo kaip nišinė žmonių grupė, kuri atrodė visiškai beprotiška, bet jie sistemingai sukūrė būdą dominuoti Amerikos politikoje. Jie laimi ir turi beprotiškas ideologijas. Būtent jie tiesiog nori parklupdyti amerikiečius. Ir šiandien kalbame apie DSA, su kuria, jei dar nesate susipažinę, susipažinsite, nes jie užgrobė Amerikos politiką ir tai yra neįtikėtinai baisu. Turiu omenyje, tiesiog paklausykite kai kurių jų atstovų. Žinote, mes turime unikalią atsakomybę veikti iš imperijos širdies, iš žvėries pilvo. Svarbiausias dalykas, kurį galime padaryti, yra sugriauti tą imperiją iš vidaus. Mūsų vaidmuo galiausiai yra padėti mūsų pačių imperijai žlugti. Taip kaip galime galiausiai nuversti savo pačių imperiją. Imperializmas, JAV imperializmas nėra dalykas, kurį galima reformuoti. Jį reikia nuversti per revoliucinę kovą. Ir sukurti masinį judėjimą, kuris galėtų pasinaudoti darbuotojų gale, kad paspaustų Amerikos imperializmo avarinio išjungimo mygtuką čia, Amerikos imperijoje. Gerai, tai yra vaizdo įrašas iš Canary Mission. Ir šie žmonės iš esmės sako, kad jie nori sugriauti Ameriką, patekdami į žvėries pilvą ir sunaikindami imperiją iš vidaus. Dabar jūs galbūt žiūrite į šiuos keistuolius ir galvojate savo, gerai, kas jie tokie? Ir kodėl mums turėtų rūpėti? Kodėl mums jie rūpi? Ne. Šie žmonės tampa tikrai legitimi. Ir jie turi labai gerai apgalvotą planą, kaip tai padaryti. Na, tiesiog paklausykite šio DSA bendrapirmininkio ir ką jis sako. Mes kandidatuojame kaip demokratai. Mes kandidatuojame su Demokratų partijos pavadinimu biuletenyje. Mes dalyvaujame pirminiuose rinkimuose. Ir kai jie yra įstatymų leidžiamojoje institucijoje, jie priklauso Demokratų partijos frakcijai. Tačiau mes nesutinkame su tuo, kaip Demokratų partijos elitas organizuoja ar valdo savo partijos aparatą. Todėl mes stengiamės kurti nepriklausomybę, suteldami dėmesį į savanorių vadovaujamą judėjimą. Mes manome, kad kiekvienas turėtų turėti galimybę būti apmokytas ir tapti žmogumi, kuris gali dalyvauti politinėme procese. Ir jeigu nesupratote, ką jis ką tik pasakė, jis tarsi sako, ne, mes visiškai nesutinkame su demokratais, mes esame daug kairiau už juos, bet mums kažkaip reikia įgyti valdžią. Taigi mes tiesiog kandidatuojame su jų pavadinimu biuletenyje ir tikimės, kad būsime išrinkti ir mus išrenka. Jie taip daro. Mes jau esame prie to pripratę su islamistais, bet matyti šiuos beprotiškus, kraštutinius socialistinius, komunistinius fanatikus, kurie tai sako garsiai, reiškia, kad jie nebesibijo. Tai reiškia, kad jie jau daugelį metų įgyvendina šį planą, kurį pradėjo kurpti nuo pat pradžių. Būkite tylūs, prisijunkite, nesusiekite savęs per daug. Tačiau dabar jie viešai pripažįsta, kad nori užgrobti ir perimti Demokratų partiją. Taigi visi mes, kurie sėdėjome ir stebėjomės, aš tikrai nesuprantu, kodėl kairė taip radikalėja. Atrodo, kad už to gali slypėti DSA. Bet kuo iš tikrųjų tiki DSA? Vaikinai, tai nėra taip. Pavargau sėdėti viena. Jums tikrai nebus staigmena tai išgirsti. Turime naują platformą, kurią to jau perskaitysime. Bet noriu, kad išgirstumėte Neitą Friedmaną, kuris ką tik nuėjo pakalbinti kai kurių iš šių žmonių. Turiu omenyje. Žinau, mačiau statistiką, kuri jūs nustebins. Daugiau nei pusė jaunų amerikiečių dabar renkasi socializmą, o ne kapitalizmą. Taigi, jei galite pažiūrėti į kamerą ir per maždaug 30 sekundžių glaustai pristatyti, kodėl socializmas yra geriau nei kapitalizmas. Jis nėra geresnis, ar ne? Ar pavargote sėdėti vieni, būti vieniši ir neturėti su kuo pasikalbėti? Būti socialistu – tai visų pirma bendruomenė. Esmė ta, kad tiesiog atsisėdate, geriate kavą su nepažįstamais žmonėmis ir kalbatės su jais. Kalbatės apie žaidimą. Velnis, šią vasarą apkabinau daugiau nepažįstamų žmonių dėl Knicks rungtynių, dėl pasaulio čempionato, nes socializmas veikia. Tai yra bendros peržiūros, kuriuos surengė Zoranas. Tai yra vakarėliai, kuriuos mes leidžiame. Mes neturime policininkų, kurie užimtų kiekvieną vietą ir sakytų, jūs negalite čia būti, nes čia per daug žmonių. Užuot leidę žmonėms tiesiog būti savimi, natūraliai bendrauti tarpusavyje, bičiuli, susivienyti dėl dalykų, kuriuos mylime ir dalijamės. Štai kas yra socializmas. Tai nėra baisus žodis. Tai nėra tai, kad aš atimu tavo namus. Tai apie tai, kad aš užtikrinu, jog tavo namai liktų tavo rankose ir kažkoks milijonierius jų neatimtų. Štai ir viskas. Tai nėra visiškai tai, kas yra socializmas. Ne, tai tikrai nėra socializmas, bet būtent tame ir slypi DSA genialumas. Jie pasitelkia naidus, kvailus, neišsilavinusius žmonės ir vieną pavojingiausių visų laikų ideologijų pateikia taip. Jaučiatės vieniši?
Būkite mūsų draugais. Atrodo, jie tiesiog pasižiūrėjo, su kuo jaunimas susiduria, su vienatve. Gerai, paimkime savo beprotiškas teorijas apie tai, kaip turėtume gyventi šiame pasaulyje ir tiesiog pateikime jas kaip vienatvės problemą. Ir kai turime trumpai pristatyti, kas yra socializmas, tai skamba taip. Na, ateik, gali leisti laiką su draugais. Tai pavojinga, nes tai genialu. Ir dabar... Ką manai apie Mamdonį? Ji ten yra. Manau, kad Mamdonį šiandien tikrai gera diena. DSA jau išėjo 3. Donio laikais būti gyvam ir sveikam. DSA pavyko 3 socialistų kandidatais į kongresą laimėti pirminius rinkimus. Taigi tau reikia tai išgirsti. Galima suprasti, kodėl tai skamba patraukliai. Pasiūlymas paprastas. Aš sustabdysiu tavo nuomos kainos kilimą. Aš apsaugosiu tave nuo godžių nuomotojų ir pasirūpinsiu, kad liktum savo namuose. Tačiau būtent valdant socialistai mamai Doni, medianinė nuomos kaina Niujorke pasiekė visų laikų rekordą – beveik $5300 per mėnesį. Štai kaip tai nutinka. Pirmiausia, mama Doni įšaldo nuomos kainas beveik milijonui butų. Tai reiškia, kad nuomotojui teisiškai draudžiama kelti kainas, net jei reikia remontų ar padidėja mokesčiai. Taigi, kai kurie nuomotojai nebegali sau leisti prižiūrėti buto. Tada ateina paskutinis žingsnis. Vyriausybė perima kontrolę ir tai vadina socialiniu būstu. Bet tai tiesiog reiškia, kad valstybė pasinaudoja krizę, kurią pati padėjo sukurti, kaip pasiteisinimu atimti privačią nuosavybę iš savininko. Svarbiausia yra tai, kad savo kalboje jam nereikia jokių faktų apie tai, kad socializmas yra geresnis, kas labai patogu, nes jis niekada neveikia. Na, tai tiesiog gąsdina. Pavargęs. Pavargęs nuo ko? Apie ką galvoji? Mama. Donas? Manau, šiandien man gana gera diena. Ar manai, kad dabar tai labiau socialistų partija ar demokratų partija? Tai yra demokratų partija. Turiu omenyje, aš pats DSA viduje esu labiau kairiajame spektro gale. Bet iš esmės, mes esame demokratinė socialistų partija. Mes esame dalis. Ar matai tai? Mes esame demokratinė socialistų partija. Mes tiesiog bandome perimti demokratų partiją. Dabar ne tik dešiniosios pažiūros žmonės tampa labai nepatenkinti DSA elgesiu. Be to, kad jie viešai atvirai ne tik meluoja apie savo įsitikinimus, griauna tam tikrus elementus ir laimi, kairiųjų pažiūrų žmonės jaučiasi, lyg jų judėjimas būtų užgrobtas. Nes jei nesate radikali kairioji ekstremistė, ši ideologija jums netinka. Ji jums visiškai netinka. O Vanas Jonesas šiuo metu iš tikrųjų yra priešakyje kalbant apie tai. Žinau, mačiau. Kad sumažintume šį kaltinimą. Mūsų tikslas visiškas beprotybė. Paklausykite to. Norėčiau pamatyti jaunimo judėjimą, darantį tai, ką jis daro trumpizmui. Jis neseniai išleido šį vaizdo įrašą, kuriame kalba apie tai, kaip jam nepatinka, jis jaučiasi nepatogiai dėl DSA. Greitai jį perskaitysime. Man atsibodo, kad man sako, jog norėdamas būti progresyvus, dabar turiu prisiekti ištikimybę beprotiškoms idėjoms. Esu tvirta demokratė, turinti sėkmingą patirtį Bostone. Esu įsitvirtinusi progresyviose idėjose ir politikoje, baudžiamosios justicijos reformoje, žaliojo naujojo kurso iniciatyvoje ir tai. Už šias idėjas kovojau visą savo suaugusio gyvenimą. Tačiau kai kurie žmonės iš tokių grupių kaip DSA stumia darbotvarkę, kuri labai nutolusi nuo šių idealų. Jų terorizmo palaikymas nėra progresyvus. Hamas, jokios policijos, jokio kalėjimo, jokios sienos – tai nėra progresyvu. Civilių žudynių šlovinimas nėra progresyvu. Šios idėjos yra regresyvios. Jei nebūtų policijos ar kalėjimų, jei bet kas jūsų kaiminystėje galėtų daryti, ką tik nori, o politikai palaikytų teroristinės grupės, ar jums tai atrodytų kaip pažanga? Ne, tai būtų žingsnis atgal. Tai yra regresyvios idėjos. Kita vertus, jei kiekvienas galėtų apsilankyti pas gydytoją dar prieš susirgdamas, gautų nemokamą kokybišką išsilavinimą ir galėtų kvėpuoti švariu oru, ar tai būtų pažanga? Taip, tai yra progresyvios idėjos. Tai nėra tas pats dalykas ir skirtumas yra svarbus. Taigi jis paskelbė visą šį vaizdo įrašą, kuriame kalba apie skirtumą tarp DSA ir to, kuo iš tikrųjų tiki demokratai. Ir paklausykite šito. Šis telefonas visą dieną nenustoja skambėti. Gubernatoriai iš abiejų partijų, senatoriai iš abiejų partijų, demokratai atstovų rūmose skambina, dėkoja man už tai, kad pasakiau tai, ką visi kalba užkulisiuose, būtent, kad visa tai jau peržengia ribas. Aš esu progresyvus demokratas. Žinote, norite kalbėti apie kalėjimų reformą? Aš tai dariau taip pat gerai, kaip ir bet kas kitas. Respublikonai, demokratai pietuose su Trumpu, aš įgyvendinau kalėjimų reformą. Niekada nesakiau, kad nereikia kalėjimų. Kur dėsime klaną? Žiūrėkit, aš nesu didelė Van Joneso gerbėja asmeniškai, nors manau, kad kai kurios jo idėjos yra visiškai teisingos, bet kai kurios klaidingos. Tačiau faktas tas, kad kairieji dabar pradeda suprasti, jog DSA iš tikrųjų perima jų grupę. Žiūrėkite, tai net nėra perdėjimas. Tai yra tai, ką jie iš tikrųjų ir aiškiai sako, paklausykite Van Joneso.
Visą savo gyvenimą laukiau, kol jaunimo judėjimas padarys tai, ką dabar daro. Bet dabar jį užvaldo žmonės, kurie skleidžia beprotiškas idėjas, palaiko teroristus, beprotiškas idėjas, kad mums nereikia policijos ar kalėjimo. Mes negalime deportuoti nieko, net jei jie ką nors išprievartauja. Kas tai pasakė? Ševalie. Jei mes negalime atskirti, kas yra teisinga, o kas klaidinga, jei negalime atskirti, kas yra gera, o kas bloga, jei negalime atskirti progresyvių idėjų nuo regresyvių, mes einame tuo pačiu keliu, kuris pavertė Respublikonų partiją neatpažįstamų savo pačios kevalu. Ir aš atsisakau leisti, kad tai jiems nutiktų. Ir kita problema. Žiūrėkite, klausykite, vaikinai. Tai jau nebėra marginali problema. Jūs turite tokių žmonių kaip aš. Turiu omenyje, mūsų tikslas yra išsilaisvinimas. Kurie skleidžia šias beprotiškas ideologijas. Momdoniai, kuri buvo DSA narė, tikri žmonės su tikra įtaka, kurie dabar stumia šias beprotiškas kraštutinės ideologijas. Ir jos tokios beprotiškos ir kraštutinės, kad net kairiųjų pažiūrų žmonės pradeda suprasti, jog jiems tai tikrai kelia nepatogumų. Mūsų tikslas yra komunizmas. Turiu omenyje, mūsų tikslas yra išsilaisvinimas. Mūsų tikslas yra komunizmas. Turiu omenyje, mūsų tikslas yra išsilaisvinimas. Mūsų tikslas yra komunizmas. Jie po net nebeslepia. Tai vienas iš jų vadovų, Dave'as Jenkinsas. Mūsų tikslas yra komunizmas. Ir žinoma, taip pat pasigirdo pasmerkimas iš dešinės, kai tokie žmonės kaip J.D. Vance'as sako, kad kažkas čia negerai. Nesuprantu vieno dalyko apie Amerikos demokratinius socialistus. Ir aišku, aš nesutinku su daugeliu jų idėjų. Bet jei grįžtume prie Cesaro Chaveso, vieno iš Amerikos darbuotojų teisių judėjimo pradininkų, gerai? Jis buvo griežtas imigracijos ribojimo šalininkas, nes manė, kad darbdaviai atsiveš mažai apmokamus imigrantus, kad šie konkuruotų su jo darbuotojais ir tai sumažins jų atlyginimus. Ir vis dėlto DSA, kuri teigia, kad jiems rūpi darbuotojų atlyginimai, iš tikrųjų yra už atviras sienas pasisakanti organizacija. Todėl linkęs manyti, kad visa tai yra nesąmonės, jog jie iš tikrųjų vykdo tokią politiką, kuri naudinga korporacijoms, o ne darbuotojams. Aš žinau, kad aš. Mačiau statistiką. Daug daugiau apie. Jie nori sunaikinti vidurinę klasę. Mes sakėme, kad perskaitysime kai kuriuos dalykus, kuriais jie tiki. Tiesiog paklausykite šipą, gerai? Aš ką tik perskaičiau DSA naująją platformą. Čia Brado Palumbo mintis. Tai pats utopiškiausias, distopiškiausias, beprotiškiausias dalykas, kokį esu kada nors skaičiusi. Ji numato, kad niekam nebereikėtų mokėti sąskaitų, valstybės valdomą maitinimą, būstą, mediciną, transportą ir visų kitų didelių korporacijų bei būtinųjų pramonės šakų nacionalizavimą. Vaikinai, jei kada nors teko susidurti su kuo nors, kuo turi pasirūpinti valdžia, žinote, kokia beprotybė yra ta biurokratija. Ar galite įsivaizduoti, jei jūsų maistas priklausytų nuo valdžios? Pavyzdžiui, jei norėtumėte maisto, turėtumėte leisti valdžiai nuspręsti, kas turėtų gauti jūsų maistą, kaip jie jį gaus ir kas jo nusipelno, o kas ne. Tai beprotybė. Jie nori parengti naują konstituciją. Jie nori atimti finansavimą iš karo departamento. Jie nori vergijos reparacijų. Jie nori neribotų nemokamų abortų ir lytį patvirtinančios priežiūros visiems, įskaitant nepilnamečius. Kad mokesčių mokėtojai padengtų visų studentų skolas ir finansuotų neribotą nemokamą aukštąjį mokslą visiems, imtis veiksmų visiškai panaikinti policiją ir kalėjimų sistemas, nutraukti visus deportavimus, suteikti amnestiją visiems neteisėtiems imigrantams, panaikinti prezidento instituciją, aukščiausiąjį teismą ir senatą. Be to, jų planai yra realistiški, praktiški ir visiškai nenaivūs, nerevoliuciniai ar nedistopiniai. Iš kur atsiranda pinigai ir kas yra žmonės valdantys tuos pinigus? Jei ši vyriausybė nebeturi konstitucijos, neturi prezidentūros, aukščiausiojo teismo ar senato, kas yra tie žmonės, kurie dalyja maistą ir būstą? Vaikinai, tai beprotiška ir pavojinga, bet jie įgyja legitimumo, nes save pristato taip. Jei jautiesi vienišas, prisijung prie mūsų. Reikia, kad viskas nurimtų. Reikia, kad nurimtų tiek iš kairės, tiek iš dešinės pusės. Ir tai nenustebins žmonių, kurie klausosi kritikos, kad islamistai bando kuo greičiau prisijungti prie DSA ir padėti jiems augti, nes jie supranta, kad su beprotiškomis ideologijomis gali ateiti, užgrobti demokratų partiją ir paversti ją sava. Grėsmė čia yra tikrai rimta ir žmonės turi pradėti tai vertinti būtent taip. Ačiū už jūsų dėmesį šiam klausimui.